Gyvenime atsitinka įvykiai, kurie pristabdo tave nuo to, kas įprasta tau gyvenime. Prieš keletą dienų, tai yra prieš 2 dienas, įvyko įvykis, kuris mane sustabdė. Pristabdė šitam gyvenime, nes patyriau nugaros traumą, darydamas sunkų fizinį darbą, betonuodamas grindis savo trobos antram kambaryje. Ir tai davė man ženklą, kad aš turiu sustoti. Nors lyg tai, kaip atrodytų, moku, žinau, suprantu, kad nereikėtų kažkur bėgti, skubėti, bet gyvenimas per tai, per traumas, per ligas duoda suprasti, kad ta kelionė tavo šitam gyvenime eina ne ta kryptimi, kad reikia atlikti kažkokią tai korekciją šitam gyvenime. Ir pasižiūrėti, apie ką jisai. Kodėl taip gali atsitikti. Aš visus įvykius, kurie vyksta aplinkui, matau tas sąsajas, kodėl, nes iš praeities įvykių aš matau, kaip tai susiję, kaip puzlis susideda. Ir kiekvienas toks įvykis, ypač traumos ar lygos, man pasako, kad mano mąstysena, mano veiksmai netitinka to, kas yra universali tiesa ir tvarka. Gali būti daug skirtingų situacijų. Tai gyvenimas mane pristabdo ir sako, dabar žiūrėk, tau net sudėtinga kelnę susimauti, nusiprausti, nueiti šulinio vandens atsinešti, tai pasižiūrėk į save, kiek tu esi trapus. Ir aš skaitau tą informaciją, suprasdamas, kad man yra kažkas tai sakoma. Iš tikrųjų, ta trauma man rodo, kad ant kiek mano tas gyvenimas yra, ant kiek jisai yra pažeidžiamas, tiesiog nei iš šio, nei iš to jis ima ir būna pažeidžiamas. Ir gyvenam tokiom sąlygom, ypač tai jaučiasi, nes praktiškai negali nieko daryti. Turi tada sustoti, pasižiūrėti, kas čia darosi, ką tu gali padaryti šitoje situacijoje ir kur ta tavo kurso korekcija. Lygiai taip pat ir tavo gyvenime. Jeigu tavo gyvenime vyksta įvykiai susijęs su traumomis ar lygomis fizinėmis, tai reiškia, kad tai tu turi atkreipti dėmesį į savo gyvenimą, kaip tu gyveni. Dažniausiai aš ir dažniausiai tu girdi, kas yra neteisinga tavo gyvenime per sąmonės savo balsą. Jisai paprastai girdimas tada, kai gal nėra užglušintas labai stipriai kitais trukdžiais ir tu girdi, kad tu neteisingai darai, kad tu vakar šventėjai, persivalgiai, vartojai alkoholį, buvai nedoras savo gyvenime ir tai tau pasakoma sekančią dieną tam tikrais būdais. Per kūną, per skausmą, per blogumą, per psichinį net blogumą. Ir tie ženklai yra labai svarbus, kad pasižiūrėti ir susitvarkyti savo gyvenimą į tą pusę, kur jau tų įvykių tokių stiprių nebūtų kaip traumos. Tai aišku, jos neišvengiamos, čia galima sakyti, kad čia atsitinka lygioj vietoj, tai viskas paprasta, bet jeigu išmoksti skaityti, viskas, kas vyksta aplinkui, pradedi dėliotis puzlį savo gyvenime, pradedi suvokti, kaip veikia ta sistema ir tada ta korekcija tavo gyvenimo kelionės, jinai tampa gerokai paprastesnė, nes aš matau, kad dauguma žmonių ir aš kažkada tai buvau visiškai aklas. Visiškai aklas šitam gyvenimą apgraibom, kažką tai bandydavau suvokti, kaip čia kas vyksta. Ir tik tai pradėjęs aiškiai, sąmoningai suvokti ir dėlioti puzlio tas detalės, pradėjau labai aiškiai matyti, kaip veikia ta sistema. Kurioje vietoje vyksta pažeidimai, kurioje vietoje yra neteisingas mąstymas, veiksmai, elgsena mano ir aš pradėjau tvarkytis tos dalykus. Kai pradėjau tvarkytis, tai pradėjo gerėti mano sveikata tiek fizinė, tiek psichinė ir atsirado labai daug energijos, atsirado labai daug gyvybinės energijos, noro gyventi, noro pažinti, būti šitam gyvenime, nesvarbu, kokie įvykiai vyksta aplinkui. Tai aš dabar pristabdytas, negaliu daryti jokių fizinių darbų, aš sportuoti negaliu šiai minutei, po savaitės turbūt 2 aš galėsiu vėl grįžti prie sporto. Tai reiškia, parodė mano trapumą ir silpnumą, kaip ir tau parodo tą patį. Mes esam antiek menki, antiek esame pažeidžiami, kad mūsų ta puikybė,
mūsų tas įsivaizdavimas, kad mes esame tokie, wow, nenugalimi, sugriūna tą pačią sekundę, kai tik tai mini kažkoks tai dalykas atsitinka toks, kaip mano šita trauma nugaros. Ir tada pervertini viską ir sakai, gerai, kaip tas gyvenimas turėtų eiti toliau, ką aš turiu pasikoreguoti, kokios yra pagrindinės vertybės šitam gyvenime, kur aš šiek tiek nuėjau į šalį, ar gal labai smarkiai nuėjau į šalį. Pas mane nuėjimas į šalį nėra susijęs nei su alkoholiu, nei su narkotikais, nei su smurtu, nei su kažkokiais tai moraliniais ar dvasiniais nukrypimais į šalį. Jis susijęs galbūt daugiau su dalykais, kurie susiję su disciplina. Ir aš matau, kad aš ten turiu pasikoreguoti. Disciplina tai yra susijusi gal kartais aš per daug suvalgau to, ko neturėčiau valgyti, nes kiekvienas stipresnis maisto panaudojimas, jisai slopina mane, aš jaučiu, kad aš prarandu tą savo energiją, kurią aš turiu duoti ir skirti žmonėms, padedant juos vesti šitame gyvenimo kelyje, jų kelionėse. Tai čia yra smulkus korekciniai dalykai, bet pažiūrėk į savo gyvenimą. Kas vyksta pas tave gyvenime, ką tu gali pakeisti, kai atsitinka toks įvykis ir ką tu turi keisti. Ir aš vėl grįžtu prie tų savo programos dalių, kurios yra svarbiausios, ten, kur esi švarus. Ypač švarą jaučiu būdamas gamtoje. Su tuo, kas yra aplinkui tikra, kas yra sustoję praktiškai. Nes va tas vaizdas, ką tu matai dabar, jisai juda labai minimaliai, keičiasi labai minimaliai, bet keičiasi kiekvieną dieną. Ir ta ramybė, tai ką aš matau kiekvieną dieną, man nenusibosta. Ta ramybė, kurią aš matau, mano psichika daro ramę, sveiką ir aš įgyju ir tuo pačiu vidinę savo ramybę. Taigi ta korekcija nuo triukšmo, kurio buvo galbūt jau per daug pas mane paskutiniu metu, eina į tai, kad aš turiu pasižiūrėti ir nenuklysti nuo savo kurso, nuo tos prasmės, kurią aš matau savo gyvenime. Kam aš turiu daugiau laiko skirti, kur aš turiu daug tobulėti, ką aš turiu tobulėti ir ką aš turiu daryti. Ir tada nepergyveni, tada nekaltini kažko, kad kodėl man tokia trauma atsitiko, kodėl aš to ar to negaliu padaryti. Kiekvienas įvykis, jisai duoda mums galimybę sustoti, įvertinti savo gyvenimą, padaryti korekcijas ir eiti toliau jau naujų kelių. Atgauti save šitoje gyvenimo kelionėje per skausmą, tai yra būtent toks būdas. Per tai aš patiriu gyvenimą, būtent per skausmą. Visi įvykiai, kurie vyko mūsų gyvenime, mano gyvenime, vyko per skausmą ir per netektis. Bet per ten aš patyriau gyvenimą ryškiausiai ir nesigailiu nei vieno įvykio, kuris atsitiko mano gyvenime. Taigi, neišsigąsk, jeigu tau atsitiko kažkokia tai bėda, fizinė bėda ir tu nežinai, ką daryti dar sudėtingesnė negu mano atveju, tai reiškia, kad tau duodamas ženklas ir šansas pasitaisyti ir pasikoreguoti savo gyvenimą. Susitvarkysi savo bėdas, nenuleisk rankų, nenusivilk, nenusimink, nepyk ant likimo ir pamatysi, kaip tas momentas sunkus praeis. Praeis po savaitės, po 2, po mėnesio, gal po ilgesnio laiko, bet vėl tu grįši į save. Turėk ramybę vidinę su tuo, kas atsitiko, ieškok sprendimų savo, stiprink save, ne tik tai kūną, psichiką ir savo sielą, ir tu pamatysi, kokia tavo gyvenimo kelionė prasideda, kokie įvykiai pradeda vykti tavo gyvenime, kai tu keiti save, suvokdamas sąmoningai savo buvimą šitoje žemėje. Yra neįtikėtinas nuotykis, kurį aš patiriu šitam gyvenime, keliaudamas ir atrasdamas naujus dalykus. Tai yra įspūdinga. Ir nei vienos akimirkos neatiduočiau už tai, kur aš esu čia, į tą sumaištį tame mieste, kuriame visi išprotėję kažką daro, kažkur tai pasimetę ir kenčia savo tose varganuose kūnuose. Ieškok puzlio tų detalių, sudėliok jas ir tavo gyvenimas pasikeis. Būk stiprus.